atrodo kaip keliaujantis pirklys. Niekaip neįprasiu prie šiukšlių išmetimo tvarkos šitame mieste, tipo nėra jokių šiukšliadežių. Tiesiog tai vat palieki ant kampo ir jas kažkas surenka, bet ką? Neseniai mačiau tokį rylą Instagrame. Ir galiu pasakyti, kad jis yra visiška tiesa, ypatingai kai esi apsikrovęs kaip kupranugaris, nes 3 kartą kraustaisi. Nu, kiti reikalai, tai šiandien skrendu į Antaliją. Lietuvių mėgstamiausia tikriausiai kurortą, populiariausia. Okay. Ir pažiūrėsim, ar jis iš tikrųjų yra toks vertas dėmesio, kaip visi sako. Prašmatnusis Stambulo oro uostas. Nepavyko kaip vietiniui praeiti už pigią kainą, tai $15. Nu, aš suintriguotas. Įdomi kokia pramoga, nes čia yra ant tokio aukšto kalno su tokiu vaizdeliu. Gal visai įdomu. Dabar žiūriu. Ką dar pastebėjau, kad visur tuščia, ramu, nes jau spalio galas, tai turistų niekur nebėra. Visur eini, taip tylu. Reik saugot, nenusiskelt galvos. Šitą ežerą vadina Turkijos Maldyvais, nes čia yra labai gražus baltas smėlis ir labai mėlynas vanduo Turkijos spalvos. Nelabai supratau, dėl ko šitas smėlis yra baltas, kažkas susijęs su fosilijom ir vandenį yra magnio karbonato, kas yra kaip priemonė nuo kai kurių dermatologinių ligų. Tai, žodžiu, vien pliusai šitą ežerą, bet aš dėja jame negaliu maudytis, nes dar truputį sergu. Vau, koks vandens gražumas. Ir šaltumas. Sakė, kad ilgiau pastovėjus šitam smėlį pradedi grimsti į vieną gilin, tai per ilgai nestovėti, nes prasmeksi. Sen gördün. Just a minute. Kendin mi bastın? Atvažiavome į Pamukalę ir čia yra senovinis Hieropolio miestas, kas reiškia šventasis miestas. Už manęs yra amfiteatras, kurį nueisim pažiūrėti. Ir taip pat čia yra gražiosios baltosios terasos ir viena tikriausiai iš gražiausių Instagramo vietų. Maiva vieta, dėl kurios čia ir buvo atvažiuota. Reiks batus palikti čia, kaip ir į mečetę einant. Šlapias grindinys. Atsargiai. Nu tikrai, kad šlapias. Tikėjausi, kad jie bus žymiai gilesni, nes kažkaip atrodė iš vaizdo, bet iš tikro jie visi yra iki kelių arba iki blauzdų. Tai vieta įspūdinga, bet tikėjausi truputį daugiau. Kažkaip tų vonių pakankamai mažai.
nuotraukose, aišku, ir žmonių nebuvo, tai gal tas prisidėjo. Bet ką, pasidarai nuotraukas, pabraidžiai po šitą vandenį ir kaip ir viskas. Matosi va kalno dalis, kuri neužpilta yra mineraliniu vandeniu ir kur jau užpilta. Senovės Romos imperijos paliktas amfiteatras, kuris buvo šiaip sugriautas žemės drebėjimo, bet čia jį neseniai atstatė. Viešbučio kambarys kaip ir atrodo neblogai, viskas liuks, bet yra viena bėda. Gal su dušu dažnai problemos būna. Čia yra šildytuvas ir jeigu atsisuki šiltą vandenį ir paleidi, tai tada pradeda kratyti elektra, nes kažkur yra elektros nuotėkis ten. Mažas minusiukas ir jeigu bandai pasireguliuoti kraną iš karšto vandens ir iš šalto, tai irgi duoda per rankas. Pirmą kartą tokį baudinį dušą matau. O čia patekome į mokyklėlės teritoriją, kur tėvai su vaikučiai švenčia Respublikos šimtmetį. Vyksta koncertas. Kas čia? Čia, kur užvakar buvo tas krioklys, tai čia yra jo sekanti dalis, kur jau įteka į jūrą ir čia yra galingas kriokliukas. Pasibaigė benzinas, prisirišo bičą su lastais ir jis tempia jų laivelį, tempia visą savo draugų kompaniją. Ypač per lolą tempia savo draugų kompaniją. Ar pasakytumėt, kad šiandien Turkijos 100 metų jubiliejus? Ukrainiečių vėliava ir šalia rusų vėliava užsikabinę. Čia Antalijos uostukas gražus, romėnų pastatytas, nes šiaip visa Antalija ant tokios uolos yra, mažai paplūdimių. Ir čia matyti toks natūralus nuolydis gaunasi, kad romėnai pastatė savo uostą, kuris dar ir dabar yra uostas, tik dabar pramoginis. Antalija ištyrinėta, dabar galima grįžti į Stambulą, namo, į universitetą, į rutiną, tačiau kitą savaitę bus kita kelionė į Kapadokiją, kas yra irgi labai įspūdingas regionas. O iki to, ačiū visiems, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą.